Tamsūs paakiai ne visada susiję su nuovargiu. Dažniausiai juos lemia 3 priežastys – kraujagysliniai pokyčiai, dermos hiperpigmentacija ir individuali genetika. Viena efektyviausių procedūrų koreguojant tamsius paakius – redermalizacija Xeleraderm. Tai hialurono ir gintaro rūgšties derinys, kurio tikslas pagerinti odos kokybę ir atkurti sveiką odą paakių zonoje. Kaip tai veikia? Preparato sudėtyje esanti gintaro rūgštis padeda normalizuoti kraujo mikrocirkuliaciją odoje ir aktyvina limfodrenažą. Todėl mažėja skysčių kaupimasis ir patinimas. Oda tampa skaistesnė. Taip pat gintaro rūgštis slopina melanino gamybą bei veikia kaip antioksidantas, todėl odos atspalvis tampa tolygesnis, o hialurono rūgštis odą gausiai drėkina, todėl ji tampa elastingesnė, stangresnė, sumažėja mažos raukšlelės. Kam tinka? Šią procedūrą rekomenduoju, kai dominuoja pilkšvi, melsvi paakiai dėl mikrocirkuliacijos sutrikimų, švelni hiperpigmentacija ir plona oda. Esant įdubusiems paakiams ar paakių maišeliams, šią procedūrą rekomenduoju kombinuoti su kitomis procedūromis. Kaip atliekama procedūra? Procedūros metu papulinė technika preparatą suleidžiame labai negiliai į odą, zonoje aplink akis. Standartiškai rekomenduojamas kursas 3 procedūros kas 2 savaitės, sunaudojant 1-2 ml preparato per procedūrą. Histologiniai tyrimai rodo, kad atlikus Xeleraderm procedūrų kursą gaunamas geresnis rezultatas, nei naudojant vien hialurono rūgšties preparatus. Jei jūs vargina tamsūs paakiai, kviečiu registruotis konsultacijai, kurios metu įvertinsime priežastį ir parinksime būtent jums tinkamiausią problemos sprendimo būdą.